Taip. Žinai, aš dabar kažkaip... Labadiena. Labadiena. Aš pamačiau tave ir prisiminiau, kokiu 80-ųjų pabaigą buvo tokia grupė Bros. Mano ankstyvos jaunystės laikais. Ir man atrodė, kad tu vienas iš tų jaunuolių, bent jau New Wave laikais. Sveikas gyvas. Labą. Esu Daumantas, man 18 metų, esu iš Elektrėnų. Grupės Bros šis jaunuolis tikrai nėra nei klausęsis, nei apie ją girdėjęs. Aš pats manau, jog esu tikrai ganėtinai unikalus ir galiu parodyti kažką naujo. Bet jis jau yra nusifilmavęs vienos dainos vaizdo klipe. Maža to, tą dainą pats Daumantas ir yra sukūręs. Bet kol kas asmeniškai, kurių niekam aš dar labai nerodžiau, bet manau, atėjus laikui galės ją parodyti visiems. Na, nereikia taip kuklintis, juk pats Daumantas ir atsiuntė mums šį vaizdo klipą. Ir teisingai pasielgė. Kaip kitaip apie tave sužinos visi? Pagrinde noriu, kad mano muzika, tai ką aš atlieku, išgirstų kuo didesnį auditoriją žmonių. Tai būtų pagrindinis dalykas. Nu, ir kaip visi nori, tai žinoma būti žinomiems. Tai būtų pagrindinis dalykas. Turint omenyje, kad jis yra iš Elektrėnų, Daumantas išgarsėti galėjo per ledo ritulį. Na, manęs šitas sportas nelabai traukia tiesiog. Tuomet galbūt Daumantas galėtų išnaudoti savo ūgį. 1,91 m. Bet krepšinis skirtas tik jo laisvalaikiui. O kadangi vaikinas dar paauglystėje bandė prasibrauti į vaikų Euroviziją, aišku viena, jo galvoje ir sieloje tik muzika. Šiaip mano pagrindinis stilius, kokį aš klausau, tai yra tikriausiai sunkusis rokas, bet labiausiai, ką dainuoju, tai yra pop muzika. Manau, turiu ganėtinai pakankamai charizmos, jo galėčiau įtikinti komisiją. Sveiki. Labadiena. Pristatyti taip. Taip, būtų gerai. Esu Daumantas, man 18, esu iš Elektrėnų ir šiuo metu abiturientas, laikausi egzaminus. Elektrėnuose žaidžiat ledo ritulį? Aš pats nežaidžiu, bet jis ten yra ganėtinai populiarus. Aš tikiu, aš pats kartais ten važinėdavau. Gerai, Daumantai, Elektrėnuose tu esi dainavęs kam nors? Taip, esu. Tu ten pakankamai populiarus? Nežinau, manau. Ir ko tikiesi X Factoriuje? Žinoma, pirmą noriu, kad kuo didesnė auditorija išgirstų mano muziką. Ir, kaip daugelis pasakyti, nori būti žinomas. Nori būti žinomas. Teisingas atsakymas. O, bičiuli. Mes tau žadam 15 minučių šlovės tikrai. Pirmin. Dėkui. Just can't bring myself to say it loud. Afraid that what I'll say comes out somehow alright. That's when it seems we move in circles day to day. Twist the drama on the play to get us by. And it feels like I'll disappear. Get so hard to steer, yet I'm go on. Do we need debate when it seems too late? Like complete, but wait, like nothing's wrong. You lift my spirit, take me high and make me fly. Touch the moon up in the sky when you are mine. You lift me high and take my spirit, make it fly. Then all the wonders will appear. Whoa, take me high, make me fly. Take me high. Ačiū. Dėkui, Daumantai. Tu turi puikius duomenis.
Tu tiesiog man lietuviškas Billy Idolas. Tu tiesiog man yra žemas balsas, yra išvaizda, su kūnu kalbi, viskas tvarkoj. Tavo kūryba, aišku, kad nėra tokia populiari, kaip yra X Factoriui skambančios dainos, tai yra... Kol kas. Tai kol kas. Todėl aš manau, kad tu absoliučiai šiam projektui tinkamas fruktas. Kadangi mes tikrai stebim visi lietuviškų vyrų lietuvių pasirodymus X Factoriuje ir yra vienas dalykas, kadangi X Factorius, kiek aš pastebėjau, tampa šiek tiek jau tarptautinis ir mes turėjome berods ir keletą latvių, kurie yra labai stiprūs. Ir tokia kažkokia tai pasimetimo gaidelė buvo ir tokia netgi lengvas pyktis, kodėl mūsiškiai, ta prasme, kodėl netokie drąsūs, kodėl... Va, prašau, stovi. Puikiai konkurencija. Ačiū, kad atėjai. Aš iš savo pusės galbūt pasakyčiau taip, kad išvelgiu potencialą, bet šį vakarą man buvo pakankamai vidutiniškai. Dėl to įdomu, kas bus toliau. Taigi, mūsų sprendimas, Samai. Taip. Sauliau. Taip. Gerai, taip. Aš jums duodu ne, bet jūs turite 3 taip, keliaujate į kitą etapą, sveikiname. Ačiū labai. Šaunuolis, gerai atrodė, dabar gali atsipalaiduoti, viskas. O kitą kartą bus ramiau. Net nebijoju. Aišku, mes susitiksim kitame etape. Puiku, sėkmės jums, iki. Jaučiuosi lyg kokioj euforijai, nes tikrai asmeniškai nesitikėjau, kad šią roko stiliaus dainą priims taip gerai. Aš labai savim pasitikiu, bet nemaniau, kad komisija to patikės. Bet kaip ir sakiau, viskas bus gerai ir tai gerai ir gavosi. Sveikas. Patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X Factorių ieškok naujienų portale tv3.lt.